Aišku, kad pirmiausia, tai ta Lietuva, mano svajonės, nepriklausoma. Tai čia pirmas dalykas turi būti nepriklausoma. O kai, aišku, ta šalis, kurioje būtų gera gyventi visiems, ir mažiems, ir dideliems, ir politika turėtų būti visai skirtis nuo dabartinio mano matymo, ką aš matau. Tai yra Seimas, vyriausybė, prezidentūra, prezidentas, prezidentė. Nežinau, kas ten būtų, nes neturi reikšmės, kad dirbtų vienoj komandai. Tai yra vis dėlto mes šalis nedidelė, komanda gali būti labai nedidelė ir efektyvi ir tvarkinga. Aišku, Seimas, mano manimu, turėtų būti dvigubai mažesnis. Tai yra maksimum 560 žmonių. Turėtų būti žmonės profesionalus ir sugebantis, kad ir politikai, sugebantis labai reaguoti į situaciją šaly keičiantis. Mes turėjom krizę, mes matėm, kaip yra sudėtinga, kaip sunkiai viskas prasisuko. Čia yra turėtų viskas vykti labai greitai. Įmonės labai greitai susitvarkė privačios. Kodėl mes savo šaly negalim valdžios tokios turėti, kuri greit susitvarkytų. Pavyzdžiui, vyriausybė skaityčiau, kad tai turėtų būti, įsivaizduočiau, kad tai vyriausybė iš tokių žmonių, kurie yra savo dalių specialistai, išmanantis tai reikia. Ne tik specialistai, lyderiai tų dalių, kad jie turi minti ministrą ar ministras pirmininkas, ar turėtų savo prezidentę arba prezidentas, jisai mokėtų pristatinėtų garbingai didžiai savo šalį, mokėtų kalbas be abejo, čia tai net būtų gerbiama žmonių ir gerbiama kitų šalių, nes labai daug kas priklauso nuo prezidento arba prezidentės. Valdininkai tas mūsų didžiausia rykštė, tai yra, skaityčiau, kad svajonių šalyje turėtų būti ir svajonių Lietuvoje turėtų būti atvira, valdininkas turėtų priimti asmenišką atsakomybę ir būtų tai viskas viešoje erdvėje, jo darbai, jisai atsakytų už savo darbus. Tai būtų labai toks svarbus, manau, kriterijus ir tai būtų idealus variantas. Kaimynai. Matėm su kaimynais, jeigu blogi santykiai, tai blogai ir mums gyventi. Ir nieks iš to naudos neturi. Tai kaimynai, manau, kad kokie režimai aplink bebūtų, aš norėčiau, kad Lietuva turėtų gerus santykius su kaimynais. Ir su kaip tai bebūtų. Nes iš to abipusė tik tai nauda. Iš to mes tik tai galim laimėti. Ir jie gali būti laimėti, ir mes galim laimėti, ir būtinai gerbti vieni kitus. Lietuvos įvaizdis pasaulyje. Aišku, turėtų būti garbinga, maža šalis, darbšti, geidžiama, dalyvauti visokiuose forumuose ir susitarimuose, geidžiama kitų šalių kaip specialistų ir panašiai. Tai turėtų būti geras sveiko darbšto žmogaus įvaizdis. Ekonomika. Ekonomika be abejo. Šalis be ekonomikos, tai nieko gero iš to nebūtų. Ekonomika turi būti pas mus, aš nekalbu apie didžiąją pramonę, sakysim, bet mes turėtume bent jau tą, ką mes darome, daryti naudojant aukščiausias technologijas. Turėti gerą infrastruktūrą, turėti gerus kelius. Ir iš to, kad tą pasiekti, aišku, mes turim turėti gerus universitetus, mokslas. Tai mokslas gali tik tai duoti. Tai mokslas turėti universitetus, kurie yra pripažįstami pasaulyje, kurie yra diplomai pripažįstami pasaulyje. Samdyti geriausius profesorius, geriausius mokytojus aukštosiuose mokyklose ar universitetuose. Tai tiesus kelias į tvirtą ir stiprią ekonomiką per žinias. Viskas yra per žinias. Aišku, sveikas žmogus. Su ilgesniu pragyvenimo metų daugiau galintis pragyventi, kad mūsų tėvai, mūsų seneliai turėtų tvirtą ateitį, ekologišką šalis, kuri turi patrauklę gamtą, įdomią, mes tikrai unikalią gamtą turim, tai ją išlaikyti, kad su savo tyru vandeniu, ne taip kaip Nery dabar, nes neteko plaukti, viskas labai nešvaru. Tai su skaidriom upėm, su skaidriais ežerais, mokantis ir svarbiausia sąveikauti su gamta ir žmogus, kad vienas kito nedarkytų, kad nebūtų su savo kvailais dabartiniais draudimais, bet iš to, kad žmogus ir gamta visur sąveikautų ir visur vienas kito negadintų. Be abejo, sportuojanti šalis. Norėčiau, kad Lietuva būtų sporto pasaulyje žinoma, turėtų savo pasaulinio lygio sportininkų, turėtų savo pasaulinio lygio čempionų, būtų nuo mažens tas yra daroma, turėtų savo sportinės bazės, kad nuo mažens galėtų treniruotis nuo mažo sportininko iki profesionalaus sportininko. Aišku, be abejo, Lietuva turi išlaikyti tautiškumą.
savitumą, savo kultūrą, etnografiją, kalbą, kas be ko. Turi būti tokia šalis, tokia įsivaizduočiau, kurioje gyventi gera. Aš perfrazuočiau tokią frazę, mes sakome, čia Lietuva, čia lietus lyja. Aš perfrazuočiau gal į tokią čia Lietuva, čia gyventi gera.